Karštuose šaltiniuose gyvenanti bakterija Caldicellulose ruptor besky be raginimų skaido celiuliozę ir netgi žolę išskirdama vandenilį. Ji puikiai jaučiasi 75 laipsnių temperatūroje, nors jai nebaisi net 90 laipsnių kaitra. Tokių įvairiapusiškų mikroorganizmų arba tiesiog baltymų žmonijai reikia, norint sukurti efektyvesnius vaistus, saulės baterijas, biodegalų sintezės sistemas. Molekulinės biologijos specialistai kryptingai keičia sudėtingų molekulių struktūras arba sintetina jas iš atskirų komponentų. Mokslas tarnauja ekonomikai. Derindami natūralią ir dirbtinę evoliuciją, mokslininkai tikisi sukurti itin specifiškus ir visagalius fermentus. Baltymų evoliucija in vitro arba mėgintuvėlyje viena sparčiausiai besivystančių biotechnologijos šakų. Evoliucija in vivo tai yra tokie procesai, kurie vyksta natūraliai gamtoje. In vitro mes darome tą patį, tik tai galima sakyti ar mėgintuvėlyje, ar laboratorijoje. Ir, žinoma, stengiamės tai padaryti pagal savo poreikius ir kaip galima greičiau. Praktiškai šis metodas pradėtas taikyti prieš 20 metų. Šiuo metu jis vis plačiau naudojamas pramonėje, kuriami nauji fermentai naudojami biodegalų gamyboje, skalbiklių pramonėje, cheminių medžiagų sintezėje. Baltymų evoliucija in vitro tai yra dar vieno evoliucijos procesų imitavimas ir jis konkrečiai yra dedikuotas baltymų savybių keitimui. Jisai gali būti atliekamas turint tam tikrų žinių apie baltymą, tai vadiname tą racionali baltymų evoliucija. Ir gali būti visiškai atsitiktinė baltymų evoliucija, kuri yra atliekama neturint kažkokių tai išankstinių žinių apie baltymą ar fermentą. Paprastai yra vykdomi imituojami tie patys etapai kaip ir Darvino evoliucijoje. Genai skiriasi vienas nuo kito savo savybėmis, atsparumu ligoms ar cheminėms medžiagoms. Tyrėjai atsirenka tuos individus, kurie geriausiai tinka konkrečiai užduočiai atlikti. Dauguma baltymų in vitro evoliucijos metodų naudoja vienokias ar kitokias baltymų ekspresijos sistemas. Tai gali būti mielės, Escherichia coli, kitokio tipo bakterijos. Ir tai tikrai vyksta ląstelėse. Tačiau gali būti naudojamos ir visiškai in vitro sistemos, tai yra kažkokie tai baltymų in vitro transliacijos ekstraktai, kurie vėlgi gali būti pagaminti iš žinduolių ląstelių, iš Escherichia coli ląstelių arba gali būti visiškai sintetiniai. Evoliucijos procesų trukmė priklauso nuo naudojimo metodo. Kartais laukiamas rezultatas, patobulintas fermentas gimsta per porą mėnesių arba porą savaičių, kai kuriais atvejais pakanka vos kelių dienų. Greitis didžiausias dirbtinės evoliucijos privalumas. Pavyzdžiui, žarnyno ląstelės Escherichia coli dauginimosi ciklas tetrunka 20 minučių. Jeigu tikslas yra padidinti tam tikro baltymo aktyvumą 2 kartus arba pastumti jo veikimo optimumą, temperatūrinio veikimo optimumą 2, 3, 5 laipsnius, tai tikrai yra nesunkiai realizuojamas tikslas ir gali būti padarytas greitai ir sėkmės tikimybė yra praktiškai 100%. Kartais yra keliami daug didesni tikslai, kartais bandoma priversti baltymą vykdyti tas reakcijas, kurių jis niekados nedarė, kaip kad pavyzdžiui celiuliozės skaldymas ar dar kažkas tai panašaus. Tuomet, žinoma, naudojami ir daug sudėtingesni metodai ir jie ilgiau užtrunka. Kompanijos Thermo Fisher Scientific Vilniaus padalinio laboratorijose dirbtinės evoliucijos būdu kuriami produktai, molekulinės biologijos įrankiai, fermentai, skirti mokslininkams, medicinos diagnostikos centrams. Jie naudojami analizuojant bei tyriant įvairias ligas arba vykdant fundamentinius gyvybės mokslų tyrimus. Mūsų kompanija orientuojasi į tai, jog turėtume padėti viso pasaulio mokslininkams tirti procesus vykstančius ląstelėse ar gyvuose organizmuose, bei į medicinos diagnostikos centrus, kurie tyria įvairias ligas, genetinius apsigimimus, ligų priežastis ir panašiai. Tuo tikslu mes pagrindę užsiimame fermentų evoliuciją ir orientuojamės, iš tikrųjų specializuojamės fermentų skirtų sąveikauti arba atlikti įvairias reakcijas su nukleino rūgštimis. Pagerinti fermentai, pavyzdžiui polimerazės, gali gerokai pagreitinti reikalingo baltymo sintezės reakciją aukštesnėje temperatūroje. Sintezės rezultatai būna tikslesni, o baltymai savo funkcijas atlieka geriau.
Mes esame nekartą matę skalbimo miltelius, kurie gal tai vieną kartą bus Ariel, kitą kartą tai bus Ariel Turbo, o trečią kartą Ultra Ariel ir panašiai. Tai iš tikrųjų ant jų bus parašyta, jog jie gali išplauti dėmes ar kažkokias tai nešvaramus, ar tai žemoj temperatūroje, ar tai aukštoj temperatūroje. Tai iš tikrųjų visose šitose skalbimo milteliuose yra naudojami patys paprasčiausi baltymai proteazės. Ir visi šie baltymai, praktiškai, kurie yra naudojami dabartiniuose skalbimo milteliuose, yra gauti in vitro evoliucijos būdu. Tai yra jų veikimo optimumas yra pastumtas arba į žemesnės temperatūros pusę, tam, kad jie galėtų vykdyti savo funkciją žemoje temperatūroje, tarkim, 40 laipsnių, arba į aukštesnę pusę, kad jie išgyventų ilgesnį laiką skalbiant aukštose temperatūrose. Taip pat praktiškai visi turi padidintą atsparumą įvairiems detergentams. Viena globalių problemų – kuro iš atsinaujinančių šaltinių, biokuro, biodizelino, bioetanolio gamyba, iš esmės pakeisinti degalų rinką. Tai vienas pačių didžiausių evoliucijos mėgintuvėlyje iššūkių. Jeigu mokslininkams pavyktų sukurti efektyvius fermentus, skaidančius celiuliozę iki sudėtinių jos dalių, gliukozės molekulių, jos gali būti naudojamos etanoliui gaminti. Taip susintetintume neribotus etanolio ir biokuro kiekius. Kiekvienas galėtų savo namuose pasigaminti savo ekologiškų degalų. Beliktų tik akcizą susimokėti. Tokiu atveju iš tikrųjų reikėtų buitinio mikserio, kuris sukapotų jūsų sugrėbtus lapus, pridėti fermentų, kurie celiuliozę lapuose paverstų gliukozę, o po to jau beliktų tik tai rauginti. Tokios gamyklos pasaulyje jau statomos. Kol kas tik fermentai dar nepakankamai efektyvūs. Juos patobulinus biokuro gamybos savikaina gerokai sumažės. Baltymų evoliucijos gali būti visiškai elementarūs dalykai, kuomet yra keičiamos labai pačios paprasčiausios baltymų savybės, kuomet yra įvedama viena ar kita mutacija. Tokie baltymai paprastai ženkliai nesiskiria nuo savo laukinio tipo protėvio. Ta baltymų evoliucija, kurią mes užsiimame, leidžia mums naudoti ženkliai sudėtingesnius ir tuo pačiu duodančius geresnius rezultatus metodus ir leidžia mums keisti baltymų savybės žymiai labiau negu įprastinė racionali baltymų evoliucija. Galėčiau pasakyti, jog mes ne tik tai tas technologijas naudojame, mes jas naudojame sėkmingai. Ir pastaruoju metu buvo atlikti įvairių fermentų pokyčiai, baltymų in vitro evoliucijos projektai, kurių pasekoje gavome fermentus pasižyminčius padidintais stabilumais įvairioms medžiagoms, padidintais temperatūriniais optimumais. Ir vėlgi, mes ne tik juos gavome, mes ne tik tai parašėme patentinės aplikacijas, mes juos sėkmingai komercializavome ir jau galėčiau pasakyti, jog per pastaruosius metus lėšos suinvestuotos į tai jau atsipirko.